galvoju, kaip jums aiškiau paaiškinti, kaip žmonės jaučiasi skirtingose energetiniuose laukuose. Ir man štai atėjo toks pavyzdys. Įsivaizduokit skirtumą tarp viešbučio su viena žvaigždutė ir įsivaizduokit viešbutį su 5 žvaigždutėm. Koks ten yra aptarnavimas, kokia aplinka, kaip ten žmonės yra priimami ir kokia ten energetika. Jeigu mes ateinam į 5 žvaigždučių viešbutį, pas mus viskas būna labai harmoningai, mūsų atidaro duris, mus palydi iki tam tikros vietos, mums lagaminų patiems nešti nereikia, viskas sukurta dėl žmonių komforto, malonumo ir patogumo. Tas pats yra ir energetiniuose laukuose. Kuo aukštesnis aukštas, kuo aukštesnis lygis energetinis, tuo žmogus leidžia savo daugiau komforto, patogumo, malonumo ir jam, kas svarbiausia, dėl to yra pinigų, užtenka lėšų visą tai sau leisti turėti.